nuh-uh. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be... Visi, šiandien aš darau savo pirmą video ir aš pristatysiu. Tai mano vardas yra Saida, man yra 14 metų ir aš gyvenu Vilniuj. Aš dabar filmuoju per savo telefoną, nes aš esu ligoniniai ir tiesiog nespėjau nusipirkti kameros geros. Aš jau turiu 2 fotoaparatus, kurie irgi filmuoja ir gera kokybė gana, bet tada neturėsiu kaip įkelti telefoną ir nežinosiu, ne tai kaip nežinosiu, bet tiesiog nemokėsiu, negalėsiu įkelti į YouTube. Tai visada norėjau kurti video, bet aš prisirišiu tik dabar kurti video, nes aš esu ligoninėj, užtat man nėra ką veikti, nes aš namie visokių darbų turiu, mama ten man arba mokintis, arba tvarkytis, arba dar kažką ten daryti. Aš šiaip bijojau, kad žmonėms nepatiktų, arba kažkas dar, tiesiog neišdrįsdavau kurti, bet žiauriai noriu, tai viskas jiems į rankas ir reikia siekti savo svajonį, nors tai nėra mano svajonė, bet gal noras. Bet nors, tai biškai pasakysiu, kodėl aš ligoninėj guliu. Todėl, kad aš biškai ten sergu su širdim, nes aš pasakau tiems, kurie gali ten netaip suprasti, kad guliu prisivartojus kažko, arba ten prisigėrus vaistų, arba bandyti nusivartyti, arba dar kažką. Tiesiog pasakau, dėl ko aš guliu ligoninėj, kad viskas bus to. Ir jeigu norite, kad įsamiau papasakočiau apie savo ligą, tai rašykite komentarus, tikrai papasakosiu. Daugiau nežinau, ką sakyti. Tiesiog žiauriai daug esu padariusi video, ištrynus ir įkeliau 2 video YouTube. Viskas turi daugiau, viskas bet ištryniau. O reikėjo ištrinti, tiesiog. Atsibodau kur, bet dabar tikrai šitas paskutinis video ir štai kelsiu YouTube ir viskas bus gerai. Nežinau, tikiuosi jums patiks, nežinau. Nežinau, ką daugiau sakyti. Tai tada, jeigu patiko, laikinkit ir subscribinkit ir, kaip sakiau, rašykit į apačios komentarus video, kokį dar norit, padarysiu tikrai ir paliksiu savo linkus, galėsiu su manim susiekti. Ir toliau, tai iki.